Sveiki bushcrafteriai. Šiandien kalėdos, gal ir sunku patikėti, bet 25 diena. Esu Ispanijoje, švenčiu kalėdas vienas kalnuose. Šiandien turėjau daug nuotykių, visur laipiau po kalnus didžiulius. Sėdžiu prie geležinkelio linijos ir sugalvojau, kad jums noriu parodyti, kaip aš kuriu savo laužą tą jūsų tuo specialiuoju būdu. Tai šiandien kalėdų proga aš išsivirsiu raudono vyno tuno skardinėje. Gal ir nedidelė jinai, bet ir mano laužas nebus didelis. Taigi pirmiausia atsidarysiu tuno skardinę, suvalgysiu tuną, paskui toje pačioje skardinėje įsivirsiu kalėdinio raudono vyno. Dėja, padariau vieną klaidą, nereikėjo man nulupti visiškai šito dangtelio, kadangi už jo būčiau galėjęs laikyti ir virti tą vyną, paskui ir lengvai išgerti. Tačiau dabar reikės kažkaip sugalvoti kokią gerą konstrukciją ir čia išvirti. Tai va, tai kaip aš sprendžiau tą problemą, kad nulupau tą dangtelį, tai yra, kaip žinote, aš esu prie geležinkelio. Prie geležinkelio visko galima rasti, tai radau tokia biela laidą kažkokį gerą. Ir išnarpliau šitus, va, čia kakalas, jį nekreipkite dėmesį. Išnarpliau šitą ir pasidariau va tokį kojeles savas šitam. Aišku, konstrukcija yra labai nepatvari, bet šitam kartu užteks. Čia va tas va raudonas vynas skanus. Va. Dabar pabandysiu aš tą metodą, kaip jūs rodėte. Oi, nėra taip lengva, kaip atrodė. Na va, kažkas gaunasi. Kągi, paskubėkime. Ačiū, jūsų šitas būdas pasitvirtino. Kaip matome, dega. Dabar belieka pagaliukus krauti. Kaip manote, pavyks ar ne? Labai jau įtemptas procesas. Ir biškį mano ugnį, ne biškį, o truputį mano ugnį nupučia vėjas. Tai aš užstosiu tą vėją, taip? Ir turėtų dabar šiek tiek geriau būti. Kaip jūs galvojate, kaip aš po to pasiimsiu tą vyną? Va kaip viskas gražiai. Taigi, linkėjimai iš Ispanijos ir ačiū už prizą. Ta prasme, galite tą prizą perduoti mano broliui. Mano brolis atsiųs jį man čia į Ispaniją, būsiu labai dėkingas. Ačiū, sėkmės ir iki susitikimo. Į sveikatą, su kalėdom.